Be jokių regalijų, jeigu jūs nieko prieš. Aš sakysiu Raimondai, jūs man sakysi Dominikai. Galim susitarti? Puiku. Ką šiandien deginsim ant laužo? Geras klausimas. Pavargau nuo Lietuvos, pavargau nuo debilų. Kariniai pramoniai skiriami milijardai. Jį deda parašus, gynybos vadas neša, tai realiai jie būtų, turėtų čiuožt lauk. Čia eina kalba apie kažką kitą, žinot, gal nebūtinai apie Lietuvos karinės vadą, nes jam vadina gynybos vadu, tai gal gynybos vadas yra kažkur tai Kinijoje, gal Rusijoje reiškia. Manęs nelabai išgąsdins iš tikrųjų, nelabai aš ko ir bijau. 50 000 sekėjų Facebook'e turintis 8 kartus teistas Andrėjus Lobovas. Kareiviai atvažiuoja daryti statuiruotės ir verkia, sako, jeigu Rusija užpultų, kuo mes gintumėmės, lopetom, sako. Ukrainos pavyzdžiai lygiai tą patį. Naratyvas labai panašus, kad pirmiau diskredituoti valstybės institucijas, šiuo atveju kariuomenę, vėliau einam giliau, reiškia, nubraukiam pinigus, tada išmušam visus dantis. Naujas epizodas jau Patreon ant laužo kanale.